Tai šiandien, kaip matėte, ką tik tai mes pabandėme naują žuklės įrankį. Aš žiauriai juos patenkintas, tai yra Balzerio Masterpiece, tai žinoma Vokietijos dugninės meškerės čempiono Michailo Zamataro kūrinys, taip pat ir Ryte sindikatas atidirbo šiandien puikiai. Žiauriai galingas, geras įrankis, aš manau, kad nepamainamas žvejojant svoriais nuo 40 gramų iki 100, tolimiem metimam pakankamai jautrus. Iš tikrųjų, iš toliau gaudėm šiandien labai sunkios žvejybos sąlygos buvo, bet kojo kiekvieną kibimą rodė. Labai dideli žiedai, kas yra gerai gaudant šok lyderių, pintų valų ir aišku, pats įrankio jautrumas šiandien atidirbo puikiai. Tai bus viena mano meškerių, kurią aš naudosiu varžybose. Atkreipkite dėmesį šitos meno kūrinius. Galingas įrankis su skirvytei lupsiu tos kojas plakius ir karšius vieną po kitą. Aš visada galvojau, kodėl vokiečiai naudoja tokius galingus įrankius, net ir šitas vadinasi light feederis. Vis dėlto jie gaudo labai didelėse upėse, ten kur didžiulės srovės, nepalyginsi net su mūsų Nemunu. Ten taip verčiasi visas vanduo, kad būtent štai toks įrankis, ką aš jau sakyčiau, beveik heavy feederis. Na, bent jau tikrai mediumas, o iš tikrųjų tai jie vadina lightą. Bet rašo, kad gali mesti su jo galia pakankamai didelė ir aš šiandien mečiau didelius atstumus ir jums padarė man įspūdį. Tai va, jeigu norėsite daugiau ką nors sužinoti, būkit pas mus, Salmo Klaipėdai.